Sveiki visi, šiandien noriu Jums pristatyti savo dviratį, kurį jau išbandžiau. Rino Sandman dviratis yra aukštos kokybės gravel tipo dviratis, sukurtas būtent nuotykių ieškotojams ir įvairių reljefų mėgėjams. Rėmas ir šakė pagaminti iš anglies pluošto. Dviratis sveria tik 9,8 kg, kas puikiai tinka įvairioms ir ilgoms kelionėms. Nepaisant to, ar tai bus bekelė, ar tai bus asfaltas, ar tai bus miško keliai. Pagrindinės savybės, kurias mano dviratis šiai dienai turi, tai yra pavarų sistema. Mes turim 20 pavarų, mano GRX 400 sistema, kas užtikrina tikrai greitą ir sklandų perjungimą. Kalbant apie ratus ir padangas, Rinos ratlankiai, padangos yra 40 mm pločio, tai jos yra plonesnės. Stabdžiai. Visiškai hidrauliniai stabdžiai, kas užtikrina visišką stabdymo galią tiek kylant, tiek leidžiantis nuo kalno. Aero vairas, kas leidžia man sumažinti vėjo pasipriešinimą ar ne. Vairas iš anglies pluošto, Rogue Pro sėdynė, kas tikrai suteikia visišką komfortą. Mano dviračio rėmo dydis yra 54 cm, nes mano ūgis yra 1,70 m, tai manau yra pats tas variantas. Jis man buvo atsiųstas be pedalų, pedalai klipsus aš užsidėjau jau pati. Šis universalus dviratis puikiai tinka įvairiausiams reljefams, įvairioms kelionėms, tinka tiek pradedantiems, tiek patyrusiems dviratininkams. Kadangi aš jau jį išbandžiau, prasivažiavau per daugiau mažiau įvairius bekelės keliukus, taip pat myniau šiek tiek ir asfaltų, galėčiau pakomentuoti, kad labai lengvas, labai skiriasi nuo mano senojo dviračio. Sėdynė yra patogi, po pirmo to minimo šiek tiek jautėsi. Čia yra normalu, nes praktiškai tai buvo pirma treniruotė apskritai šiemet. Nemanau, kad kelionėje turėsiu tame problemų. Labiausiai man ir buvo klausimas išties sėdynės klausimas, ką daryti su ja. Atrodo šiai dienai tikrai patogi. Buvo keista priprasti prie kitokio vairo, bet sakyčiau, šitas vairas, kuris dabar yra aero vairas, yra patogesnis. Kalbant apie pavaras, tiek į kalną minant, tiek nuo kalno minant pavarų užtenka. Kai bus apkrauta dar daiktais, lygiai tas pats, nieks nesikeičia. Man pavarų tikrai irgi, manau, užteks. Stabdžiai. Stabdo tai stabdo. Kažkokio šiai dienai dar didelio skirtumo negaliu pasakyti, kadangi tikrai dar tik tai nedaug treniruočių turėjau. Bus labai įdomu pakomentuoti dar kartelį viską po pačios Afrikos kelionės, pasižiūrėti įžvalgas. Šiai dienai gal šiek tiek dar esu per aukštai, man atrodo, sėdynę pasikėlus, tai nusižeminsiu. Šiemet minu pirmą kartą su klipsais ir patogu, labai keista dar vaikščioti su jais, ypač ant akmenų, tai tikrai keistas jausmas. Nėra labai patogu, bet jeigu tu vaikštai žvyrkeliu ar žolę, ar ne, tai tada tikrai nėra labai didelio skirtumo, kad ir su batais. Visgi aš vis tiek didesnį laiką praleisiu ant dviračio. Ar patogiau su klipsais minti? Taip, be abejo. Nežinau, kur aš buvau anksčiau, kodėl aš jų neturėjau, kodėl aš jų nenusipirkau anksčiau ir kodėl aš jų neišbandžiau anksčiau. Dabar džiaugiuosi, kad per šitas treniruotės, kurias šiai dienai turėjau, pasimokinau išsisekti, įsisekti. Jau kelionės metu pristatysiu visą savo įrangą ir visą bagažą, ką imsiu. Tų daiktų tikrai nebus daug. Kalbant apie padangas, prieš tai turėjau 45 mm pločio, kas man suteikė didesnę kontrolę ir stabilumą leidžiantis nuo kalno. Šią dieną šiek tiek dar prisibijau leistis nuo kalno greitai. Padangos yra siauresnės ir lengvesnis dviratis ir man tiesiog yra kartais baisu, kad mane pavers ant šono, ar ne? Tai turbūt dar ir patirties trūkumas tokiose vietose, bet aš manau, kai užsidėsiu daiktus ir dviratis bus stabilesnis, jisai bus sunkesnis,
kartu su visu svoriu mes susitvarkysim su tuo kelionėje, ar ne, kai mes leisimės jau nuo kalno, nebereiks man tiek daug prisistabdyti, kiek aš dabar per treniruotės prisistabdžiau. Bandžiau vieną kartą pravažiuoti, antrą kartą ir greitis lygiai tas pat, prisistabdau vis dar. Įkalnės gerai. Iš dviračio taip pat išgaunu didesnę galią, tai reiškia, kad aš su juo esu greitesnė. Labai bus įdomu palyginti greitį, kai bus dviratis pakrautas daiktais, kuo jis skiriasi, sakykime, nuo mano senojo dviračio ir mūsų greičio anksčiau kelionėse. Bus tikrai įdomu pasilyginti rezultatus jau po kelionės. Kalbant apie dviračio privalumus ir minusus, pateiksiu juos po Afrikos kelionės. Šiai dienai, mačiau, kilo susidomėjimas dėl anglies pluošto. Iškart sakau, kad nežiūriu į tai kaip problemą, o visgi į Afriką keliauju. Taip, dviratis yra naujas, nemanau, kad galėtų įskilti ten rėmas, jeigu aš nenusidaušiu kažkur ar ne. Žiūrint į tolimesnės kelionės ir iššūkius, tai bus varžybos. Tai reikia tikrai nepamiršti, kad anglies pluoštas nėra, kad jis paims taip ir skils, ne? Tu turi tikrai gerai nusitrenkti, nudaužti jį, kristi, kad jisai skiltų duok dieve, ar ne? Gauti tokį stiprų smūgį, kurio aš tikrai neketinu specialiai daryti, ar ne? Tai tikėkime, to nebus. Aš manau, jisai laikys visą Afriką, manau, laikys visus brevetus ir visas varžybas, kuriuose šiemet aš dalyvausiu. Nemanau, kad tai bus problema. Dviračio esu tikrai patenkinta, puiki kaina ir kokybė atsižvelgiant į tai, ką gauni. Daugiau tikrai taip ištestuosime jį pačioje Afrikoje, pasižiūrėsim, kaip jisai jau laiko, kai susiduri su žymiai didesnio kilometražu ir su dar įvairesniais keliais, ar ne? Kartais per tas treniruotės vis tiek nebūna viskas taip, kaip būna kelionėse. Tai labai nekantrauju ir liko 3 dienos iki kelionės, tai labai džiugu, kad žiūrit, labai ačiū už palaikymą ir susitiksim tame video.